Labas ankstyvas rytas visiems kolegom, visiems iššūkio projekto dalyviams ir organizatoriams. Taigi prisistatysiu, galbūt kažkas manęs nepažįsta, tai esu Tomas Kėsminas, klaipėdietis, jau 12 metų kartu su žmona mėgaujamės Herbalife mitybą, subalansuotą mitybą. Ir apart to, kad esu dar ir sporto klubo vadovas Klaipėdoje, tai jums pasakysiu atvirai ir sąžiningai, kad niekas manęs taip nesumotyvavo ir neprivertė laikytis subalansuotos mitybos pagrindų, kaip Herbalife kompanija, Herbalife kompanijos produktai, Herbalife kompanijos filosofija. Ir ką, pradedam rytą nuo subalansuotos trijulės, taigi Herbalife pusryčiai. Aš jums papasakosiu, kaip jos darau aš. Vienas iš variantų. Tai pirmas reikalas, ką mes darom visi tik atsikėlę, tai geriam vandenuką, stiklinę vandens su alijošiu. Alijošius, kur pas mūsų alijošius, alijošius. Aš mėgstu ir mango skonio, ir klasikinį alijošių. Pabandykite ir jūs, ir vieną, ir kitą. Ir tą favoritą įsirinksite. Na, šį kartą su mangu. Dar šiek tiek vadapilsiu šiltesnio vandens iš virdulio. Daug kas propaguoja tą kūno temperatūros vandenuką gerti. Bet žinokit, jeigu geriat šaltą vandenį, irgi yra gerai, nes yra tokia teorija, kad kūnas viską pašildo iki atitinkamos temperatūros. Tai jeigu tam reikalingas darbas, reikalinga energija, reiškia mes sudeginam dar šiek tiek vieną kitą kaloriją daugiau. Taigi į sveikatėlę vandenukas su Herbalife alijošiumi. Dabar turim antrą procedūrą. Antras ritualas jau kaip kas mėgsta daryti. Jeigu jūs esat pakeliui į darbą, galite kokteilį pasidaryti kaip trečią elementą. Reiškia, pirmas visą laiką yra vandenukas su alijošium. Antras elementas tai, jeigu turite laiko, jeigu niekur neskubat, tai labai rekomenduojam žolelių gėrimą. Herbalife žolelių gėrimas. Yra klasikinio, yra persikinio skonio, tai čia irgi labai individualu, kas kam patinka. Taip kad pabandykite ir vieną ir kitą, jeigu dabar įsigijote ten persikinį, tai sekantį kartą įsigykite klasikinio skonio. Bet dabar apie tai, kad ką mes renkamės antrojų patiekalų. Tai aš į darbą dabar nevažiuoju, dar turiu laiko, tai aš geriu žolelių gėrimą. Kaip jį pasidaryti? Ogi viena taisyklė yra tokia, kad reikia šiek tiek šalto vandens įsipilti. Nes tas žolelių gėrimo koncentratas, tirpusis žolelių gėrimo koncentratas, jisai yra labai brangus, labai unikalus. Rekomenduoju visiems turėti irgi tokį firminį matavimo šaukštą, nes būtent va šitas mažasis šaukštelis yra žolelių gėrimui skirtas, ne? Kiekvienas šaukšto galas yra kitam Herbalife produktui. Ir jeigu jūs dabar tik tai pusryčių programą įsigijot, ne bėda, tiesiog prašykite savo konsultantų, kad irgi jums suveiktų, suorganizuotų tokį šaukštą, kurie patys turit partnerio prisijungimus, kompanijos partnerio prisijungimus, būtinai įsigykit. Labai patogu, nereikia tų šaukštelių įvairiausių dozatorių nešiotis. Va. Tai žolelių gėrimui mes dedam šitą, renkame šitą. Ir žiūrėkit dabar į tą šaltą vandenuką, va, suberiam, pamaišom. Ir tik tada jau, kai va, tas žolelių gėrimo turinys ištirpo, mes jau užpilam verdančių vandeniu, ne? Nes jeigu iš karto tą žolelių gėrimą užpilsit verdančių, yra negerai, daug naudingų tų savybių netenkam. Ir aš dabar paragausiu. Lengvai toks saldumo jausmelis yra, skoniukas. Bet visą laiką galite irgi vietoj cukraus, alijošiaus kaušelį ar du, ar gliukų pasivarvint. Tai mes mėgstam, jeigu matosi, įpjovas tokias pasidarom, toj plevelėje apsauginiai, tai su peiliu. Ir labai fainai, nes galima patogiai dozuoti. Nes jeigu to nėra, paversi, pusę buteliuko išbėgs. Nieko jums neatsitiks, čia ne vaistai, bet kad protingai normuoti, dozuoti. Tai yra toks patarimas įpjauti. Na ką, tai dabar įsivarvinau dar alijošiaus šiek tiek koncentrato.
Skonis iškart pasikeitė. Labai skanus tas gerimukas. Na ir ką? Pereiname prie trečios dalies. Tai kokteilio ruošimas. Turbūt jau girdėjote ir įsigijote saldintos karamelės, sūrios karamelės skonio kokteilį. Jis yra bestselleris. Mes jo su žmona, mūsų šeima nusipirkom iš karto labai daug. Tai riboto leidimo produktas. Tai bet ar jūs turite sūrę karamelę ar kitus skonius, visiškai nesvarbu. Visi daugmaž kokteilių ingredientai, skonio, tos skoninės savybės ir maistinės savybės yra panašios. Šiek tiek tik tai tas prieskoniukas skiriasi. Tai mano vienas mėgstamiausių yra bananinis. Bananinis yra absoliutus favoritas. Mano žmona tai numeris 1 yra braškinis, vanilinis, o mano bananinis ir dabar gaminamės kokteilį. Tai labai protinga, kai jūs turite tokio tipo kaip Nutribuletas mikserį, stiprų mikserį, nes su juo plakti ir gaminti yra daug kokybiškiau, daug greičiau. Tai dabar prileidžiu 300 ml vandens. Ir turint va šitą firminį matavimo šaukštą, įmam va šitą didžiąją dalį. Čia yra naujo tipo matavimo šaukštai. Jeigu kas turit seno tipo, tai parodysiu. Seno tipo yra šiek tiek mažesni. Va, kaip atrodo palyginimui, va čia tas naujasis, čia yra tas senasis. Tai kokteilio porcija, jeigu senasis, tai 3 šaukštus dedam, o jeigu naujasis, tai 2 šaukštus tos didžiuosius dedam. Na ir aš tada dedu 1 ir 2. Mes jau čia turėsim 90 gramų baltymų iš maistinio kokteilio. Bet, kadangi kokteilis gaminamas su vandeniu, baltyminės vertės mums tikrai yra per mažai. 10 gramų baltymo čia yra nepatiekamas, čia yra geriausiu atveju užkandukas. Tai labai rekomenduoju PDM-ą kaip baltymų šaltinį. Jeigu mes jau dedam, įsigykite būtinai, nes kai kurie, žinau, kad formulė 3 naudoja, kur ta formulė 3 parodyt? Tai va, formulė 3 baltymų šaltinis irgi geras. Tai čia yra dvikompozicinis tas baltymas ir pieno išrūgų ir sojos baltymas. Tai mano favoritas yra visgi iš Protein Drink Mixo. Tai yra baltymas, jo ir porcija didesnė, dedant 2 šaukštus tos didžiosius. Mes gausim 15 gramų baltymų. Ir jis yra praturtintas vitaminais, mineralais dar papildomai. Ir kadangi jis yra sojų pupelių izoliato pagrindu, tai jis mums padeda surinkti daugiau augalinės kilmės baltymo dienos racione. Visame kame, kai mes valgom maistą, tai šiuolaikinio žmogaus mityboje dominuoja gyvūnės kilmės baltymas, o jeigu iš PDM-o jūs baltymus dedat į kokteilį PDM-o produkto, tai gaunat sojos izoliatą. Taigi, mes jau turim 15 gramų iš PDM-o baltymų ir turim 90 gramų iš maistinio kokteilio. Tai yra 25 gramų baltyminės vertės kokteilis. Na ir aš dar dėl įvairovės įdėsiu šiek tiek čili. Nežinau, kaip čia pasidėti. Kiti būna įdeda dar linų sėmenų ar kokių šaldytų uogų. Bet kadangi noriu, kad sūrioji karamelė visgi dominuotų tas skonis, labai stipriai nesistengiu nieko mažinti. Kartais aš improvizuoju, dar įdedu, tarkim, jeigu su vaniliniu kokteiliu darau, įdedu dar ir obuolių avižų skaidulų žarnynui, nes mes gaunam 5 gramų skaidulų, o per dieną turim 25 surinkti. O kad 5 gramų skaidulų daug kas žino, kad reikia pusę kilogramo daržovių suvalgyti. Įsivaizduokit, turi tokį skanų produktą, 1 šaukštelis, papildomai jis duoda ir saldėsio, ir labai didelę organizmui maistinę vertę, maistinę naudą. Na ir aš asmeniškai dar turiu tokį polinkį, vadovas esu matyt piktas, daug emocijų, tai padidinti kraujo spaudimą. Tai būna aš rytais, Nightworkso dar šaukštelį irgi dedu, tai jisai padeda
skatina azoto oksido gamybą organizme, kad kraujagyslės būtų elastingesnės. Tai visiems tokiems žmonėms, kurie turit gal kažkokį vieną kitą rizikos faktorių su kraujagyslių sistema, tai irgi vartoju rytais įdėti į maistinį kokteilį vieną šaukštelį. Na ir taip pat ir tą patį Nightworksą rekomenduojame prieš miegą, stiklinę vandens, Nightworksiuko, išgert, kad ramiai miegot, kad insultai, infarktai visi bėgtų šalia nuo mūsų. Gerai, grįžtam prie kokteilio. Taigi turim va šitą puikią maistinę biomasę. Užsukam ir tiesiog 30 sekundžių pamiksuojam. Važiuojam. Va, gamyba baigėsi, dabar tik tai svarbiausia yra paserviruoti. Prabangus restoranai visą laiką labai estetikai daug dėmesio skiria, tai imam taures, grafininės ir pilamės kokteiliuką. Tiesa, dar kas darot kokteilį ne ant pieno, ne pieno pagrindu, ant vandens pagrindu, tai dėl ko dar PDM-as, protein drink mixas, tas va, rekomenduojamas kaip baltymų šaltinis, nes kokteiliukai gaunasi tokie skanūs, kremavi, tai yra apie konsistenciją. Taigi, į sveikatėlę, pasidalinkite ir jūs, kokį kokteilį jūs mėgstat, kas yra jūsų favoritai, kaip jūs juos gaminatės. Labai džiaugsimės, jeigu per Labo ryto laideles į komentarų skiltį parašysite, kokį kokteilį jūs šį rytą gėrėt, kaip gaminotės, arba nuotraukėlę įkelsit. Taigi, skanaus, visiems gerų rezultatų, smagaus iššūkio ir laikomės visi toliau dienos rutinos pagal fit planą. Sveikatą. Liuks.